Sveiki, draugai, bičiuliai. Nu ką, matėt paskutinį postą 15 minučių? Nu, ne paskutinį, kad jie, žodžiu, turi patvirtintus duomenis, kad jau viskas. Jau, žodžiu, puola rusai ir, žodžiu, čia atakuos strateginius objektus, kad rusai jau surinko ten tos dronus ukrainietiškus iš detalių kaip Lego. Bet iš tikrųjų aš noriu pasakyti tiesiai šviesiai, chebra, ruoškitės karui. Ruoškitės karui, ruoškitės, nes bus padarytos provokacijos tiesiog ir viskas. Ir tai yra akivaizdu, pažiūrėkit, mėnesį laiko jau kokį jie pompavo, rašė vis pastoviai, kad čia, rusai renka ukrainietiškus dronus ir žodžiu, kaip Lego surinkinėja iš detalių ir, žodžiu, kad čia mus visus apgautų, kad apkaltintų ukrainiečių, žodžiu, paleis į Lietuvą jie tos dronus. Nu tai čia ir durniai aišku, kad čia yra cirkas, kad čia buvo ruošiama iš anksto, sakoma, kad čia žiūrėkite, kaip čia tie rusai renka tos dronus. Ir dabar jau tipo oficiali informacija, ten mūsų ministro Kauno nuotrauka įdėta, žodžiu, ir jau viskas, čia 15 minučių gavo oficialią informaciją, viskas jau čia ruoštas ir ruošiamas trenkti. Nu, tai akivaizdu, greičiausiai nesugeba surinkti dronų rusiškų detalių negauna, kals ukrainietiškais, pasakys, kad rusai, nes nebereikalo mėnesį laiko gydė ir pasakojo, kaip rusai surinkinėjo tos ukrainiečių dronų detalės. Tai kalsto dronų į strateginius objektus, ką jie ir sako. Ir tada jau povadas apkaltinti bus Rusija ir pradėti karą. Todėl sakau visiems labai sąžiningai, žmonės, ruoškitės karą. Viskas, jau jie pradeda, o visi karai prasidėjo nuo kažkokios provokacijos. Štai jums ir provokacija ir viskas. Aš labai rimtai sakau, eikit į bankus, nusiminėkit pinigus, nes bet kurią minutę tai gali būti padaryta. Ir kaip Ukrainoje bus, išjungti bankomatai, atjungti terminalai ir kas ateis į pagalbą, Šaulių sąjunga, valys nelojalius visus, po to, žodžiu, saugos Maksimas, kaip jie treniravosi, ir padarys blokpostus. O kada blokpostus pasitreniravo? O atsimenat, kaip per koroną, kai buvo apriboti judėjimai tarp miestų. Kas padėjo policijai šitus dalykus vykdyti? Ogi karo policija ir Šaulių sąjunga. Tai štai jums visas komplektas. Tai aš su visu rimtumu sakau, pagal tai, ką jau triubyje dabar 15 minučių, ypač šiandien, tipo ale čia jau žvalgybos. Nuo kada žvalgybos duomenys yra skelbiami oficialiai laikraščiuose? A ne? Žvalgyba, kai gauna kažkokius duomenis, su jais dirba ir jų neviešina. O čia yra atvirkščiai. Tai tiesiog reikia paruošti jiem visuomenę, kad bus kažkoks tai smūgis. Nes, matot, ES bankrutuoja, mūsų prisidirbę valdžia iki negalėjimo, jiems nusimato rudenį milžinišką ekonominę krizę, saliarka turbūt bus po trajaka, kai aš sakau, ir viskas paprasta, ir jums čia toks. Aš labai rimtai sakau, žmonės, ruoškitės karui. Neturiu ką pasiūlyti.